Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas sparčiai plečia savo veiklos geografiją. Balandžio 28 dieną fondo atstovai lankėsi Kupiškio rajono miestelyje Noriūnuose, kur dalyvavo Jono Černiaus pagrindinės mokyklos organizuotame renginyje Sveikame kūne, sveika siela. Renginyje kartu su aplinkinių rajonų mokyklų vaikais dalyvavo ir Kupiškio rajono Švento Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai. Kadangi Linas Kleiza vis dar gydosi traumą ir yra už Atlanto, save pavaduoti jis paprašė gerą bičiulį Utenos Juventus komandos žaidėją Marių Prekevičių. Ši savo ruožtų į pagalbą pasikvietė kitus Juventus komandos žaidėjus Vaidą Čepukaitį ir iš Kupiškio kilusi Arūną Vasiliauską. LKL krepšininkai susirinkusiems vaikams organizavo krepšinio treniruotę. Vėliau žaidėjai buvo suskirstyti į 2 komandas ir tarpusavyje varžėsi estafetėse bei krepšinio rungtynėse. Renginio pabaigoje buvo surengtos baudų metimų ir tritaškių metimų varžybos. Taikliausių snaiperių tapo Žygimantas, o baudas tiksliausiai metė Lukas. Vaikai džiaugiasi, kad nuo tituluotų krepšininkų jie nedaug atsiliko, o kai kuriuose rungtyse net pasirodė geriau. Aš manau, išaugs gal kas. Visur yra tų talentų ir jų kuo daugiau bus, tuo bus geriau. Va, Arūnas iš Kupiškio, tai jisai čia gal atras kokį vieną kitą. Mačiau vienas kairę, ne? Ne, aš norėjau, kad vaikai laimėtų, už prizo nenorėjau. Visą laiką taip teisi. Tikriausiai kaip ir kiekvieno krepšininko iš pat pradžių prasidėdavo kieme žaisdavai, po to kažkokią tai žiūrėtinę komandėlę, pabiški, taip prieki, kaip sakė. Ne, paslapčių tikrai juodas darbas, viskas, jokių paslapčių nėra. Renginio metu Lino Kleizos labdaros ir paramos fondas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kupiškio rajono Švento Kazimiero vaikų globos namais ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla. Šventės pabaigoje mokyklos atstovai Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo vadovui perdavė raštą su daugiau nei 200 vaikų parašais, kuriuo kreipiamas į Liną Kleizą ir prašoma jo apsilankyti. Vardais ir parašais ir pavardėm, kad mes norim, kad pas mus atvažiuotų Linas Kleiza, taip? Aš turėčiau pasakyti tik tai tiek, kad renginiai vyksta ir vyks ko gero, bet šitas yra labai tobulas. Ir mes norim juos tęsti ir kitais metais su jumis tikrai bendradarbiauti norim. Tai yra praktiniai užsiėmimai, kuriuos mes jau praktikuojam nuo pernai metų. Ir tai nėra teorijos vaikam, kurios jie neįsimena, nei jie jos nori. Tai yra praktinis užsiėmimas su daug pasiekusiu kažkokiu tai žmogum. Tai yra pavyzdys, įkvepiantis pavyzdys mokiniam, augančiai kartai. Ačiū, kad esate. Tikimės, kad atvažiuos pats Linas pas mus ir jis praves mums treniruoti.